tai, kad globaliai tariant, vyrų mada išgyvena tikrą renesansą. Ta prasme, kad kolekcijos, kurias matome ant podiumų, dizainerių sprendimai, vyriškai madai yra kartais netgi drąsesni dabar net negu moterų lygiai. Dar įdomus toksai pavyzdys, kad, pavyzdžiui, tarkim, Italijoje parduotuvėse žymiai daugiau dėmesio pirmam aukšte yra skiriama vyriškai produkcijai negu moteriškai. Tai galbūt Lietuvoje tik tai žmonės dar yra konservatyvesni ir ta moterims skirta produkcija dominuoja. Bet vyrų mada siūlo moderniam vyrui būti drąsiu, savitu, formuoti išskirtinį savo įvaizdį, nebijoti kažkokių tai originalių sprendimų, pabrėžti savo asmenybės bruožus, rinktis netikėtus audinius, netikėtas spalvas, o svarbiausia daugiau dėmesio skirti aksesuarams. Pirštinės gali būti išorinio drabužio kišenėlės dekoro elementas, ko Lietuvoje iš tikrųjų beveik niekada nepastebiu, bet jau ne vienerius metus bandau priminti, kad toks aksesuaro tipas yra galimas. 2016, 2017, net 2018 metais vyro garderobe nepaprastai svarbus yra šalikas. Tai žiemos metu be abejo yra šiltesnis audinys, masyvesnis kažkokios tai formos, bet įdomu tai, kad šalikas yra labai svarbus ir šiltuoju metų laiku. Kuo jie skiriasi? Galbūt tuo, kad apskritai įdomu tai, kad vyriška mada įtraukia būtent tokį aksesuarą į šiltąjį metų laiką. Ir tie šalikai yra ilgi, plevėsuojantis, drąsių spalvų, netikėtų raštų, žodžiu, tikrai didelė naujiena vyriška madoje. Kojinės turi būti ilgos. Kaip aš sakau, kad niekada neturėtų matytis blauzda išdavikė. Tai vyras sėdintis ir uždedantis koją ant kojos turi bet kokiamis aplinkybėmis išvengti to momento, kad pasimatytų būtent tas momentas, kur baigėsi kelnės ir prasideda avalynė. Tai žodžiu, ilgos kojinės, nebijoti skrybėlės. Kažkaip tai aš pasigendu Lietuvoje galvos apdangalų vyram. Ir ne tik funkciniai, tiesiog šildančių galvą, bet kažko tai tokio išryškingesnio, galbūt kokios nors netikėtos spalvos. Sakyčiau, kad labai svarbu būtų lietuviam vyram išeiti iš to magiško trikampio, kuris yra juoda, pilka ir tamsiai mėlyna. Kas yra įdomu, tai kad vyrų madoje yra ryški naujiena rengtis nuo galvos iki kojų vienodo tono drabužiais. Tarkim, pasirinkus pilką spalvą, pilkas gali būti ne tik tai kostiumas, bet ir marškiniai, ir kaklaraištis, ir avalynė. Konkrečiai apie kaklaraiščius ir varlytės, tai būtent kaklaraiščiai platėja, o varlytė noriu pabrėžti, kad yra ne šventinis aksesuaras, ne išskirtinai šventinis. Dabar pasiūloje galima rasti įvairiausių audinių, įvairiausių raštų, įvairiausių dydžių, faktūrų, formų, varlyčių, kurios gali būti adaptuotos tiek kasdieniniai, tiek darbo, tiek laisvalaikio ir, aišku, žinoma, šventinėje aprangoje. Lietuviai vyrai bijo rankinių. Rankinė, globaliai tariant, vyriškoje madoje yra lygiai tokia pat neatsiejama detalė kaip ir moterų. Tai Lietuvoje aš tikrai siūlyčiau vyram atkreipti dėmesį į tą rankinę, kurią jie nešiojasi kiekvieną dieną su savimi. Ir kad tas vadinamasis portfelis jau gerokai evoliucionavo ir įgavo aptakesnės formas, drąsesnės spalvas, rankenų sprendimai irgi. Tai gali būti rankoje nešami krepšio tipo lagaminėliai,